dar galima veikti Italijoje be miltinių valgymo? Valgyti ledus? Arba gurkšnoti vyną, bet ne bet kur, o tiesiai iš sienos. Florencijoje atradom senovinę tradiciją, vyno langelius, dar vadinamus bušė del vino. Jie atsirado 16 amžiuje, kai vietiniai vyno augintojai per šios mažyčius langelius pardavinėdavo savo vyną tiesiai iš Rusių, taip išvengdami mokesčių. Ir nors šimtmečius jie buvo pamiršti, dabar Florencijoje jų vėl pilna, kai kurie senoviniai, kiti atkurti ar visai nauji, bet esmė, jog visi žavingi. Per 1,5 valandos radom gal 8, vieni su varpeliais, kiti su užrašais, kai kur reikia pabelsti, kitur tiesiog laukti, kol atsidarys. Ir taip, vynas kainuoja nuo 8 iki 10 eurų, tai kaip Italijoje brangu, bet galima ir kitų gėrimų užsisakyti, tai čia jau kas kaip norit, bet šiaip smagi labai patirtis ir tokia žaisminga, tai jei būsit Florencijoje ir mėgstat vyną, tai žinot, ko ieškoti, eilutę kartais tenka palaukti, bet verta. O adresus, kuriuos radom, palikau po video aprašymu.